Sveiki visi. Noriu šitam savo neįprastam video papasakoti, kur keliaudamas po Lietuvą man teko nakvoti neįprastose vietose. Tai tiek Žemaitijai, tiek Suvalkijai, Dzūkijai ir Aukštaitijai teko nakvoti. Kada keliavau 2 dienų žygį. Tai pirmą dieną eina, tada naktį kažkur nakvoju ir antrą dieną dar keliauju ir grįžtu namo. Tai 2 dienų žygis toks. O kur nakvoju, pasakosiu toliau. 2022 rugpjūčio 20 dieną ir 21 keliavau iš Rūdninkų į Rūdiškis. Rūdiškių miestelis, sakykim. Tai čia galima laikyti Dzūkija. Iš Rūdiškių ėjau miškais ir laukais. Nakvynės vietą ar buvau pasirinkęs. Dažniausiai aš namuose jau pasižiūriu, kur nakvosiu, kelyje žygyje. Tai kaip ir aiškaus plano neturėjau, kur nakvosiu. Pradžiai galvojau, gal kažkur prieš Rūdiškės, kažkokiam kaip apleistoj sodybai dažniausiai nakvodavau, galvoju taip. Bet artėjant prie Rūdiškių, ten jokių tokių apleistų sodybų nesimatė. Galvoju, žiūrėsiu atėjęs į Rūdiškės. Keliavau tą dieną nemažai, virš 30 km, gal 35, tai kol atėjau į Rūdiškės jau temo ir praktiškai sutemo. Tai buvo mintis, kad nakvosiu prie geležinkelio stoties kažkur, gal stoteliai. Vienu žodžiu atėjau tą miestelį, ar kaimas, kai jis vadinasi, ėjau palei bėgius link stoties ir prieėjęs tą vadinamą traukinių stoties stotelę, pastebėjau, kad joje sėdi du vaikinai, sakykim, jaunimo sėdėjo, tai supratau, kad ten tikrai nepavyks nakvoti, apsistoti. Tada atėjau centrinę gatvę ir tiesiog ėjau link galbūt degalinės, nežinau, dėl ko taip ėjau. Ir beidamas link degalinės pastebėjau, kad prie pagrindinės gatvės ten yra turgavietė tokia. Kaip būna miesteliuose, miestuose. Turgavietė, aptverta tvora, o viduj teritorijos, taip vadinami balaganai. Pastogės prekystaliai su pastogėm, dengti prekystaliai. O galvoju, puikiai vieta nakvyniai. Ten nieko nebuvo, įėjau. Ir ties pirmu, ten 3 eilės tų prekystalių su stogu, dengtais stogais. Tai nuėjau prie pirmos eilės to prekystalio, tolimiausią vietą, ten atsisėdau, kadangi ten nieko nebuvo toj turgavietėj, kaip nekeista. Nes tokia vieta, kur vakarai susirinkti kažkam jaunimui į kaimo pablūdį, tai tokia tinkama vieta, bet tasik nieko ten nebuvo. Tai tą naktį taip ir tai sėdėjau, tai buvau ant suolo atsigulęs, tai ant prekystalio atsigulęs ir galvojau, kad tik neateitų kas nors naktį į šitą turgavietę, kur aš apsistojau. Vieta buvo gera, kada su stogu, jeigu lietus lytų, tai dėl to gera. Ir taip sakant, ne miške, ne ant plyno lauko, tik tai, kad kaime bet kas gali ateiti. Ir prie pagrindinės gatvės, kaip mašinos, kad ir naktį pravažiuodavo kartu. Bet taip ramiai pernakvojau, sakykim, pusiau miegodams, pusiau budėdams, sulaukiau rytą ir dar prieš švintant išsliūkinau iš tenais ir atėjau į netoli esantį traukinių stotį, iš kurios aš vykau namo.
iš Rūdiškių į Vilnių, iš Vilniaus į Šiaulius. Tai va tokia neįprasta nakvynė. Kaip ir nerekomenduotina, bet pavykusi man. Nakvynė prie Stelmužės ąžuolo. Tai tokia dar viena įspūdinga, sakyčiau, neįprasta nakvynė. Kai nusprendžiau vieną sykį, dabar tiksliai nepasakysiu, kuriais metais, bet tai galėjo būti 2021. Reiktų pažiūrėti į archyvus. Vienu žodžiu, nusprendžiau keliauti po Zarasus ir nueiti iki Stelmužės ąžuolo. Tai jau namuose aš kaip visą laiką pasižiūriu, kur bus galima nakvoti. Tai pažiūrėjau, kad prie Stelmužės ąžuolo būtų idealu pernakvoti, nes nuo Zarasų iki Stelmužės ąžuolo yra apie 12, gal 15 kilometrų į vieną pusę, ir maždaug tiek pat pareitai. Jau namuose buvau susiplanavęs, kad nakvosiu prie ąžuolo arba kažkur ten netoli. Tai diena buvo ideali, atėjau iš Zarasų, pavaikštinėjau po Zarasus, atėjau iki Stelmužės, labai daug žmonių važiavo pažiūrėti to ąžuolą. Tai aš atėjau gal po pietų, ten nuo ąžuolo dar nuėjau iki, netoli yra toks didelis akmuo, šitą akmenį apžiūrėjau, tada vėl grįžau prie ąžuolo. Tenais prie ąžuolo yra dar tokia aikštelė mašinom padaryta ir ten yra pavėsinė, tai buvo galima ir ten nakvoti, bet galvoju, jeigu kas atvažiuotų, tai per daug aiškiai esu matomas, tai nelabai norėtųsi man ten nakvoti. Geriau, kad taip paslapčiom trūk. Tai vienu žodžiu sulaukiu, kada žmonės nebevažiavo prie ąžuolo jų apžiūrėti. Tas jau buvo kokie, čia buvo vasara, tai tikrai, tai Liepa, rugpjūtis, tai apie 10 valandą jau pradėjo tempti, tai niekas nebevažiavo. Aš jau buvau apžiūrėjęs, ąžuolas yra aptvertas metalinė tvorelė. Buvau apžiūrėjęs, kaip galima prieiti prie ąžuolo, kaip įlįsti, nes lipti per viršų tai rizikinga, nes yra smailios metalinės viršūnės, smailų strypai. O tie tvorelė yra pakelta ant pamato, įtvirtinta. O visas ąžuolas auga šlaite kalno, tai tas pamatas yra nelygus. Vietomis yra didesni tarpai tarp pamato ir tos tvoros, kitur mažesni, tai suradau platesnį tarpą, pralindau per tą tarpą prie ąžuolo, įsitaisiau už ąžuolo, taip sakant, kad aikštelės, kai atvažiuoja mašinas, kad manęs nesimatytų. Pasitiesiau kilimėlį, miegmaišį, įlindau miegmaišį, pradėjau snausti. Lyg ir pradėjau užmigti, girdžiu, kaip atvažiavo mašina, išlipo iš mašinos kažkas ir moteriškas balsas sako, o čia nuo to medžio krenta konkorėžiai. Aš taip pasiklausiau, galvoju, kas čia per nesąmonė. Kažkas susijuokė, taip supratau, kad nusifotografavo ąžuolą ir išvažiavo tą mašiną. O aš jau galvoju, ateis prie mane, sakys, kas čia, bet jie išvažiavo ir ramu. Už kiek laiko jau vėl likti pradėjau snausti, kad pradėjo cypti signalizacija kažkur. Galvoju, gal kažkur mašinas žmonių, kadangi netoli ten, kaime namai, galvoju, kad mašinas cypia, jau galvoju, vėl atvažiuosiu apsauga. Bet taip supratau, kad netoli ąžuolo yra bažnytėlė, tai turbūt tos bažnytėlės signalizacija kaukia, gal koks paukštis praskrido ar kas, tai nuo judesio ir pradėjo kaukti. Aš jau galvoju, atvažiuos apsaugą, pamatys mane, sakys, ką tu čia darai. Bet kokią minutę pakaukė signalizacija ir įsijungė. Vėl bandžiau snausti, bet taip ir uodai puolė, ir kažkur tai gal pelės krepždėjau, varlė šokinėjo netoli, tai pasnausti prie didžiojo Stelmužės ąžuolo nepavyko. Tiksliau, snauduriuoti gal pavyko, bet užmigti pamiegoti ne. Anksti rytą gal 3:30 tik pradėjau švisti, susidėjau daiktus, pralindau pro tą tvorą ir iškeliavau link Zarasų. O grįžęs namo, už kiek laiko supratau, kad kažkur dingo peilis. Tai manau, kad ten belandžiant pro tą tvorą pamečiau savo peiliuką. Kelionė, tai va tokie nuotykiai prie Stelmužės.
Šiais metais 2025 rugpjūčio berods. Tai jis buvo po žolinių. Maždaug tą dieną keliavau Žemaitijoje, sakykime. Ir iš Mosėdžio per Senąją Impiltį Laukžemę kitoj dienoje atėjau į Šventąją. O nakvynę buvau sugalvojęs, kad jinai bus prie akmens, kuris vadinasi Kulių bobelė arba Bėnaičio akmuo. Tas akmuo yra prie kelio į Senąją Impiltį, berods Darbėnai Senoji Impiltis prie šito kelio, bet gal taip 100 metrų nuo jo. Na, galvojau, kaip ir nebloga galbūt vieta, tik tai blogai, kad pastogės nėra, jeigu lietus lytų. Na ir dar judrokas kelias, nelabai smagu, bet galvoju, gal naktį nelabai kas važiuos. Dar ten kuom taip keista, sakyčiau, kad daug šitų yra vėjo jėgainių. Pilnas laukas šitų. Na, bet kito plano neturėjau kur nakvoti, tai tiesiog buvo daugmaž vidurys mano 2 dienų žygio. Tai iš Mosėdžio atėjau Senąją Impiltį, tada iki to Bėnaičio akmens. Na, tiesiog prie akmens, už akmens įsikūriau, kad nuo kelio manęs nesimatytų. Tai kaip ir niekas nebuvo atėję, niekas neatvažiavo, pasitiesiau kilimėlį, miegmaišis, įlindau, užsnūdau, miegojau ir naktį prabundu, nes pradėjo lyti man ant galvos. Kadangi jokios pastogės neturėjau, kaip ir dažniausiai neturiu, tai staigiai tik tai pašokau visus daiktus į kuprinę, kilimėlius, miegmaišius, viską, ką turėjau, ir išskubėjau iš tenais link Laukžemės, link Šventosios. Bet tik tai išėjau, gavosi, kad paėjau keliuku nuo to akmens, gal už 10 minučių nustojo lyti. Taip vidutiniškai mane sušlapino tas lietus, bet daugiau nebelyja. O tas buvo kažkur apie 2:30 nakties, kai dar palei planą aš turėjau porą valandų miegoti tenais. Tai taip sunervino mane, o jokio lietaus svarbiausia nerodė prognozės, kad lis. Tai tokia nakvynė buvo šito prie Bėnaičio akmens. Dar ten tokios legendos sako, prie to akmens vaidenasi, bet niekas nepasivaideno, tik tai lietus trumpalaikis, kuris mane sušlapino. Ir dar beidamas tamsoje, pasišviesdamas prožektorių, gal jau buvau nuėjęs kokius 2 kilometrus, supratau, kad einu be akinių. Aš dėviu akinius, galvoju, kaip ir nesu taip visai nematantis, einu, galvoju, o tai kur akiniai? Daugiau prisiminiau, kad juos buvau įsidėjęs į dėkliuką į kuprinę, tai neteko grįžti vėl prie to akmens, viskas buvo gerai. Paryčiais pasiekiau Šventąją, tai va tokia nakvynė prie Kulių bobelės Bėnaičio akmens. Nakvynė vieno namo malkinėje. Žmonių malkinėje, aišku, negyvenamo namo. Tai šita kelionė buvo 2023 rugsėjo 9-10 dienomis. Tolimoj Suvalkijoje. Atvykau autobusu į Kauną, iš Kauno vykau autobusu per Marijampolę, iš Marijampolės į Vilkaviškį. Ir iš Vilkaviškio keliavau, mano planas buvo į Kybartus. Į Kybartus lankant istorinės vietas ir buvau apsižiūrėjęs namuose, tokie apleista namelį ir galvoju, va tam namelį kažkur tenais aš nakvosiu. Tai vieno kaimo, kuris turi pavadinimą Duonelaičiai. Tenai toksai namelis stovi. Ir kai aš atėjau, aš dar tiksliai nežinau, kur aš nakvosiu. Namelis atrodė tvarkingas, su durim, su langais, neišlaužytas. Tai aš niekada nesilaužiu namus, nieko nelaužau, bet žiūriu, šalia jo stovi kažkoks pastatėlis medinis.
Ir kai pradariau duris, kurios buvo neužrakintos, tenais buvo malkų priversta ir visokių žabų tenais. Kadangi ten niekas negyveno šitam sklype name, tai gavau puikiai vietą pernakvoti. Stogas virš galvos, naktį nelis, pasilyginau tas žabas ir pasitiesiau kilimėlį, miegmaišį, taip įsikūriau, pernakvojau, niekas tą naktį neatėjo ir buvo ideali nakvynė, o anksti rytą, kaip visą laiką, gal 4 valandą, susidėjau daiktus ir pajudėjau, lankydamas pakeliui įvairius kaimus, o jau dienoje atėjau į Kybartus, tai va tokia nakvynė tolimoj Suvalkijai. Nakvynė vokiškose kariniuose fortuose prie Liepojos. Taigi 2020 Liepos 4-7 dienomis keliavau su draugais ir Lietuvos pajūriu, ir Latvijos pajūriu. Išėjome iš Šventosios, atėjome į Liepoją, dar sekančią dieną turėjome eiti iki Žemupės ir toliau dar iki Pavilostos. Bet pirma nakvynė buvo prie Jūrmals, liktai Jūrmalsiems, kažkas tokio pavadinimo kaimo. Ta naktį sulėjom, sušlapom, sušalom, nemiegojom ir gavosi taip, bet antrą nakvynę jau per daug nesijaudinau, nes iš namus, iš nuotraukų mačiau, kad ten yra tų bunkerių visokių betoninių, tai nuo lietaus ten galvoju bus gerai. Tai jeigu konkrečiai tik apie tą nakvynę pasakojant, nes čia visą kelionę daugybę nuotykių buvo, tai o Liepojos fortai, tai antrą dieną čia jau buvo, pirmą dieną mes nakvojom kopose prie jūros sulėjom, antros dienos nakvynė tuose fortuose turėjo būti. Trečią ir ketvirtą nakvynę turėjo būti kopose vėl. Tai antrą nakvynę gavosi šitose fortuose. Atėjom į Liepoją, ten šiek tiek su tramvaju pasivažinėjom, atėjom prie Šiaurinio molo, ten dar Latvę pažįstamą sutikau, kuri prisijungė prie mūsų žygio. Tai ir tie fortai nuo Šiaurinio molo kaip ir netoli, nepilnas kilometras nueiti iki jų, tai ten daugybė tų griuvėsių fortų yra. Ir tą antrą dieną vėl žinojau, vėl šiek tiek man sušlapė, tai į jūrą. Na tai man ta nakvynė buvo įspūdinga tom, kad kaip, sakykim, 5 žvaigždučių viešbutį, tik laukiniam sąlygom, nes ir stogas virš galvos buvo, ir ten tokios angos nišos, kaip ar durų vietos, ar langų vietos, buvo su vaizdu į jūrą ir bangos praktiškai čia pat skalavo krantą. O dar teko nakvoti su ta Latvija, tai nakvynė tokia tikrai įspūdinga. Gal įspūdingiausia iš visų tų 10 nakvynių, apie kurias čia pasakoju, nes prie jūros yra tekę nakvoti ne vieną sykį, bet kad tokiuose fortuose, karinėse vietose, tai pirmą sykį nakvojau dar prie jūros ir dar su mergina. Tai nakvynė puikiai pavyko, kitą dieną vėl keliavome toliau. Nakvynė Pirtelėje. Čia buvo žygis, sakykime, Aukštaitijoje, Biržų krašte 2022 Liepos 21-22 dienomis. Man reikėjo aplankyti Biržų girioje esančius paminklus, sakykime, sukilimo vietas. Ir kaip visą laiką, kodėl aš nakvoju žygyje, todėl kad tą pačią dieną negaliu grįžti namo. Kadangi keliauju autobusais, traukiniais, tai tolimuose vietose jau nebėra laiko sugrįžti tą pačią dieną namo. Tai namuose buvau pasižiūrėjęs porą vienišų sodybų,
už Medeikių kaimo, galvojau, kad ten nakvosiu. Tai pirmą dieną buvo labai karšta, aišku, daug nuėjau, kokius 35 kilometrus ir jau už, sakykime, Medeikių to kaimo ateinu prie apsižiūrėtos sodybos. Aišku, ta sodyba buvo prie Judraus kelio, kur daug mašinų važinėjo. Ateinu iš lėto nedrąsiai į tos sodybos kiemo, ogi žiūriu, kad žolė nupjauta, daržai kaip ir tvarkingi, sodyba nesulaužyta, su langais viskas tvarkinga, netgi viduje matosi užvaldos, tik žmonės neišėjo ir šuns, kad nebuvo. Tai supratau, kad čia žmonės arba gyvena, arba atvažiuoja savaitgalis, arba bet kada gali atvažiuoti. Tai plius dar prie Judraus kelio, tai atsisakiau šito plano, šitoj sodybai nakvoti. Turėjau planą B, nuošalesnę sodybą nuo to pagrindinio kelio, nuėjau prie tos sodybos. Ten buvo vieškelis ir vienoje pusėje tos sodybos tvartas, o kitoje pusėje sodyba su kitais pastatais. Pradžiai žadėjau tą tvartą lysti, bet kadangi užrakinta, nepavyko jį lysti. Tai tada atėjau tą sodybą, jau ten matėsi, kad senai žmonių nebūta, nes aukšta žolė, bet namas nesulaužytas, neišdaužyta niekas. Lyg ir bandžiau kitą tokį pastatėlį pagalbinį įlįst, bet užrakinta neįėjo. Dar kitas buvo pastatėlis, toksai namelis. Ten buvo neužrakinta, aš jį įėjau, o ten man pasirodė kaip kad buvusi pirtelė. Nes namelis nedidelis ir dar padalintas į dvi dalis. Viena patalpėlė ir kita didesnė. O toj didesnė ten buvo priversta daililenčių, kažkokių lentų, įvairių daiktų. Tai kadangi man reikia pastogės nuo lietaus, tai aš tas daililentės tam palyginau, kad būtų įmanoma ant jų gulėti. Pasitiesiau kilimėlį, miegmaišį, dar ir įsitaisiau, dar tam namelį buvo langelis, pro kurį buvo galima matyti, kas laukia yra. Tai puikiai vieta. Toliau nuo kelio, negyvenama sodyba ir stogas virš galvos. Naktį miegojusi ne visai kaip, nes tarpais kažkur krepždėjo pelės. Uodai šiek tiek skraidė, bet neypatingai, ir naktį sapnavosi kažkoks košmaras. Tai, bet kadangi kažką sapnau, tai reiškia, kad miegojau, ilsėjausi, bent jau fiziškai. Tai sulaukęs ryto, dar su tamsa, anksti apie 4 valandą aš išėjau iš tos vietos, nieko ten neprigadinęs, o tiesiog, lietus ir nelėjo, bet tokia neįprasta nakvynė, aš įvardinu kaip pirtelė, kas ten iš tikrųjų, kokios patalpos nežinau, kokia neįprasta nakvynė, dar su tamsa aš atėjau Biržų girią, kur baiminausi vilkų ir meškų, nieko ten nebuvo. Nakvynė ant pilies bokšto. Tai 2023 rugpjūčio 12-13 dienomis keliavau iš dalies gal Suvalkijoje, Dzūkijoje, sakykime. Tai keliavau pėsčiomis iš Seirijų per Liškiavą į Merkinę. O Liškiavoj dar namuose buvau pasižiūrėjęs, kad Liškiavoj bandysiu nakvoti ant išlikusio 14 amžiaus pilies bokšto. Ant griuvėsių, sakykime, tai kas likė tenais. Kelionė, tolima kelionė buvo, aišku, autobusų iš Šiaulių Kauno, iš Kauno į Seirijus ir iš ten keliavau pėsčiomis. Visas žygis puiku, viskas vasara, šilta, karšta, sakykime. Atėjau prie to bokšto, visą bokštą nufilmavau, nufotografavau. Ir, bokštas yra sutvarkytas, taip sakant, užkonservuotas, kad nebebyrėtų. Padaryta lygiai aikštelė ant bokšto viršaus, laiptelė ant jos užlipti. Tai jau vakarop aš tam pasitiesiu kilimėlį, miegmaišį, pavalgiau, įsitaisiau miegoti. Ir girdžiu balsus, jau sutemu, kažkas atėjo, bet kitapus bokšto ant to viršaus irgi įsikūrė, hihi, haha.
Pasirodo vietinės merginos, nuėjau jų pakalbinti, sakė vietinės. Nu, tai pamiegoti man ant to bokšto taip ir nepavyko, nes šalia buvo hi-hi-ha-ha. Tai gal pragulinėjau 2 valandas ir pusę 1 nakties susidėjau daiktus ir išėjau. Ant kalno buvo ir daugiau jaunimo, tai nes kadangi vasara šilta, tai taip. Vietiniai pramogauja, taip sakykime, naktinėje, o aš tokia mano ir ta nakvynė ant to bokšto buvo. Neįprasta, aišku, namuose kitaip įsivaizdavau, kad bus, bet buvo kaip buvo, tiesiog šiek tiek pailsėjau ir keliavau toliau. Naktį su tamsa, dar temstant paryčiais pasiekiau Merkinę. Nakvynė Biržų pilies prieangyje. Ne karališkai, bet taip. 2022 rugsėjo 10-11 dienomis vėl keliavau Biržų krašte. Dar buvo nebaigtų reikalų, reikėjo aplankyti sukilimo vietas. Šita kelionė turėjo būti, kelionė viskas buvo gerai, bet nakvynė turėjo būti normali, sakykime, viena iš normalesnių. Bet namuose, kaip visą laiką, nepilnai pasiruošiau su nakvynė. Buvau apsižiūrėjęs viešbutukų, galvoju, nors kartą normaliai pernakvosiu kaip žmogus, ne gamtoj, o lovoje normalioje. Tai, sakau, buvau apsižiūrėjęs tų viešbutukų Biržuose, galvoju, neprotingai padariau, kad nerezervavau ar neužmokėjau. Tai galvoju, ten vietai bus matyt, tai vienu žodžiu praeinu tą žygį. Buvo karšta diena, viskas gerai, pavargau, vakare turėjau rodyti krepšinį, aš įsivaizduoju, į nužiūrėtą viešbutuką ateisiu, ten man duos kambarį be problemų, aš susimoku, ten televizorius pasijungiu, žiūriu krepšį, turiu alučių. Ir kaip aš atėjau tą viešbutį Biržuose, ten nebuvo, aišku, jokios registratūros ar kažko. Bet pasiskambinu telefoną, sakau, aš esu jūsų viešbutė, ar čia galima kambariuką pas jumis? Saka, ar jūs rezervavotės kambarį? Ne, sakau, ne, tai saka, nėra laisvų vietų. O velnias, galvoju, ką daryti, saka, tai dar pabandykit kitus viešbučius paskambinti, praskambinu gal 5 viešbučius Biržuose, niekur nebuvo laisvos vietos. Tai ką galvoju tada? Jau truputį panikėlė tokia panika. Nes tamsu, o buvo rugsėjis, jau nebe vasara. Tai galvoju, kur nakvoti, čia ant suoliuko nesėdėsi. Įstoti eiti, galvoju, nesaugu. Ir žinau, kad Biržuose yra esu buvęs, Biržų pilis yra tas fortas, bastioninė pilis, galvoju, prie pilies ten vis tiek gal kameras kažką saugiau. Tai ir ateinu šitą pilį, pilies vidinį kiemą. Ten, aišku, jokių žmonių nėra, nesutikau. Ir pilies priekis apšviestos, lempos dega, kameras mačiau yra. Ir į vidų aš pilies, aišku, įeiti negaliu, bet ten palipus laipteliais, kadangi, pilies pastatas yra taip, pirmas aukštas aukščiau, sakykime, to pamatų reikia palikti, ar kaip ten cokolius, sakykime, aukščiau. Iki tokios aikštelės ten prieš pilies langus ir duris yra tokie, sakykime, po stogu visą tą erdvė, yra gal 4 suolai ten buvo žmonėm atsisėsti, vienu žodžiu. O tai galvoju, pastogė yra, suolai yra, kur atsisėsti. Ten ir įsikūriau, pasitiesiau kilimėlį, miegmaišį ir pradėjau snūduriuoti. Jau buvo gal kokia 10 valandą ar pusė 11. Ir tik prisnūdus, ką pradės cypt signalizacija. Tai man širdis neiškrito. Išlendu iš miegmaišio, pasižiūriu, nieko nėra, bet signalizacija toliau kaukia. Susitvarkiau, susidėjau miegmaišį, kilimėlį, galvoju, jeigu eisiu ir važiuosiu apsaugą, tai galvos, kad kažką pridirbau, galvoju, niekur neisiu, lauksiu čia, sėdėsiu, jeigu išvarys, tai išvarys, nes, aš nieko blogo nepadariau. Gal už minutės ar pusantros atvažiuoja apsaugos automobilis, ateina apsauginis, bet jis atėjo ne į mano pusę, į priešingą pusę to pastato nuėjo, ten liktai kažkokį langą uždarė ar kažką jis ten pastūmė,
Jis akivaizdžiai mane matė, bet man nieko nesakė, tiesiog nuėjo į savo mašiną ir išvažiavo. O aš jau galvojau, duos man velnių, sakys, lauk iš čia, išvarys, bet nė žodžio man nepasakęs, išvažiavo, aš toliau gulinėjau ten ant to suoliuko. Prisimenu, kad buvo labai šaltas vėjas, nors ir buvau apsirengęs ir tam miegmaišį ir dar prisidengęs, bet buvo gan vėsuoka. Paryčiais jau dar su tamsa, bet jau link švietimo nuėjau autobusų stoti o ten jau buvo atrakintas pastatas stoties, tai ten šiltai ir sulaukiau savo autobuso. Tai tokia neįprasta su nuotykiais nakvynė. Nakvynė trobelė ant vištos kojelės, Dženčialaukos kaime. Tai viena didžiausių nesąmonių, kur teko nakvoti. Tai, tiksliau sakykime, buvo viskas neblogai, bet visa istorija, tai nesąmonių kratinys. Keliavau aš 2022 birželio 11-12 dienomis. Tai buvo tik tai jau vasaros pradžia, bet oras buvo neblogas, jau buvo šilta ir aš keliavau iš Kazlų Rūdos į Marijampolę. Atvykau iš Šiaulių į Kauną galbūt autobusu, o iš Kauno tai žinau, kad traukiniu važiavau iki Kazlų Rūdos. Nuo tenais jau pėsčias, lankydamas objektus, kas mane domina, į Marijampolę. Namus jau buvau nusižiūrėjęs, kad tokiam kaime, kurio pavadinimas yra Dženčialauka, toksai nesuprasi, ką reiškia, labai keistas pavadinimas. Ir kad tam kaime yra vienu žodžiu, tokios kaip pastogės, ten medinių skulptūrų, viskas, aš taip supratau, kad tenais, kaip klojimas senas yra su gonkomis, tai aš galvoju, kad tenais kažkaip šitą vietą skirta kaimo bendruomeniai, ten visi, kas tik nori, gali prie tų skulptūrų prieiti, prie tos klėtės. Tai aš taip įsivaizdavau, nors buvo mintis paskambinti tenais kažkokiam bendruomenės pirmininkui paklausti, ar ten galima nakvoti ar ne. Bet to nepadariau, kaip visą laiką. Nepasiruošiau iki galo. Dažniausiai pas mane taip yra, kai bus, tai bus. Ir vienu žodžiu, tą vakarą jau ateinu į tą kaimą, radau tą klėtį. Ten kaip kaime namas prie namų, o link tos klėtės tarp namų atrodo kaip galima prieiti, vartai neuždaryti jokie buvo. Aš atėjau prie tos klėtės, atsisėdau ten ant, sakykime, priengė tos klėtės. Šiek tiek pailsėjau, bet galvoju, čia nakvoti taip niekam nieko nesakęs, man kažkaip keista, nes šiek tiek atrodė, kad čia yra kažkokio žmogaus kieme tas pastatas, ta klėtis. Galvoju, jeigu čia koks žmogus eitų, ar mane pamatytų, aš jo paklausčiau, ar čia galima. Taip ir buvo, pasėdėjęs kokį pusę valandos, į tą kiemą įeina vyras, kaip vasarą, aišku, išsirengęs, nes karšta. Aš prie jo prieinu, sakau, labas vakaras, sakau, ar va čia ta klėtis, kur yra, ar aš galėčiau čia, sakau, pernakvoti pasitiesęs kilimėlį miegmaišyje. Jisai maždaug sako, nesupratau, aš sakau, tai čia keliauju, sakau, pamačiau šitą klėtį, ar galima? Jisai labai buvo nustebęs, kažkiek pasipiktinęs, ką tu čia veiki maždaug. Jis man vienu žodžiu išaiškino, kad čia yra jo kiemas, privatus kiemas. Ir ką tu čia veiki? Oi, sakau, tai labai atsiprašau, bet sakau, aš keliauju, sakau, ieškau nakvynę, sakau, jeigu būtų galima, va čia yra pastogė nuo lietaus, sakau, ar galėčiau pernakvoti. Tai jisai buvo labai mane įtarinėjo, kas aš per veikėjas, nes aišku, aš kamufliažinę aprangą, toksai keistas, sakyčiau. Jisai mane patardė, po to nusivedė, sako, einam prie savo namo durų, paskambino į duris, ten atidarė jo žmona, kaip supratau, jisai sako, va, aš vėl savo istoriją pasako, ar galėčiau pernakvoti, pasiklausė, maždaug numoja ranką, leido suprasti, kad vyrui spręsti, ką nori tą daryti. Tas vyras vėl sako, kas tu čia esi, kaip čia atvykai, kodėl čia atvykai. Tai aš sakau, toks keliautojas, ar galėčiau pernakvoti.
Sako, ar dokumentą turi, kad man čia nieko nepridirbtum, kad paliktum dokumentą kaip įrodymą. Ne, tai sakau, čia ne pasienio zona, tai dokumento nepasiėmiau, bet sakau, va, aš toks keliautojas. Jisai, tu man čia toks sutartins, taip ir taip. Nu, sako, gerai, gali miegoti. Vėl aš grįžau prie tos klėtės, sėdžiu, jisai atėjo, atnešė man mėgmaišį savo kažkokį sovietinį, nu, tokie apdulkėjai, bet nesvarbu. Sakau, tai aš turiu savo, nereikia imk, sako, tik tais. Na gerai, paėmiau, jeigu už kiek laiko jisai vėl buvo nuėjęs, vėl atėjo, ateik čia, sako, vedas mane iki kito pastato, o ten daug visokių medinių skulptūrų, pastatėlių, kūdra tokia buvo. Įvedai kažkokie kalvę matyt, sako, čia miegot nori? Ne, sakau, man gerai ten klėti ant medinių grindų, sakau. Jis pagalvoja, vėl klausinėja, kur tu čia vaikštai, kur čia keliauji, kodėl čia keliauji, nu, pašnekėjom. Vėl aš grįžau liktai prie jisai nuo tos kalvės, sako, einam į kitą vietą. Ir ten už to prūdo stovėjo, kaip pasakoja, ant vištos kojelės medinė trobelė. Sako, va čia miegosi, ten laipteliai buvo viršų palė, viduj lova medinė, kažkokia patalynė buvo, nu, čiužinys, man atrodo. Va, sako, čia miegosi, ten dar šviesa buvo, sako, šviesą užsidegsi. O, gerai, sakau, nu, ačiū. Jisai sako, bet nebandyk nieko pridirbti, nesako, atvyks čia vyrai iš Marijampolės, sulaužys tave. Ne, sakau, nieko nepridirbsi. Daugiau dar sykį pakartoja, sako, aš Afganistane tarnavęs, tu čia nebandyk nieko gadinti, kamerą, sako, yra, aš visko matysiu. Gerai, sakau, nieko nepridarys. Dar pasiklausiu, kur tualetas yra, jeigu ką, kad netyčia per kameras nepamatytų, jeigu ne ten kažkur kažką. Nu gerai, viską įsiaiškinom, sutarėm, aš dar laukia ten sėdinėjau, jisai sako, ateik čia vėl, kokį 10 iki aš ateinu, jis man atnešė 3 bulkutes ten kibinus ar kažką, keksiukų man atrodo, oi, sakau, ačiū, nereikia, imk, sako, tik tai valgyk. Galvoju turbūt, kad labai šalkės ir, nu, toksai, vėl nežinai, iš kur einu, kaip rekrūtas. Nu, aš jam pasakiau, kad anksti rytą išeisiu, ačiū už viską, nu, sako, būk kiek nori, bet, sako, nebandyk čia juokauti. Gerai, sakau, ačiū. Tai vienu žodžiu, tokia įdomi kelionė, aišku, ta pastogė buvo neblogai, viduj po stogu, lova, viskas, bet galvoju, įsimiegosiu kaip žmogus, bet pasirodo ne velne, nes, nu, odai jų buvo, bet ne per daugiausiai, ne jie trukdė, bet kadangi šalia kūdra buvo, ten varlės naktį, ką pradėjo kvarkti, nu, neįmanoma buvo miegoti, visą naktį kvarkė varlės. Tai aš paryčiais kokie 3:30 dar su tamsa šiek tiek, susidėjau daiktus, išėjau, nu, aišku, nieko nepridariau, va tokia nakvynė ir paryčiais, aišku, atėjau Marijampolę. Nu, tik gaila dar nenufotografavau to namelį, nes tikrai labai gražiai atrodo, kaip pasakant iš tos kojelės, bet galvoju, pamatys, ką fotografuoju, tai tikrai atliks su kokiu šautu, dar mane nušaus, kad aš čia šnipinėjai. Nu, bet va tokia įspūdinga kelionė buvo Suvalkijai. Nakvynė prie bažnyčios. Tai 2022 metų birželio 25-26 dienomis keliavau Dzūkijoje. Jau Dzūkų tikram krašte. Atvykau autobusu ar traukiniu į Vilnių, iš ten tikrai traukiniu važiavau iki Zervynų. Nuo ten ėjau pėsčiomis miškais. Ir, žodžiu, ta kelionė pilna įspūdžių ir nuotykių. Kur nakvosiu nebuvau suplanavęs, bet dar į tą nakvynės pasakojimą galiu pridėti, kad Dubičiai, mano pagrindinis tikslas buvo Dubičių kaimas, kuris yra pasienį su Baltarusija. Kadangi pasienis, tai turėjau išsiaiškinti, ar ten galiu keliauti, ar reikia leidimų ir taip toliau. Rašinėjau laiškus į pasienio tarnyboms, klausdamas, ar galėsiu ten keliauti. Tai tam kaime kaip ir galima būti, bet aš dar norėjau už to kaimo gal 2 kilometrai dar arčiau sienos, ten toks yra kryžius skirtas sukilėliams, tai norėjau tą kryžių aplankyti. Labiausiai dėl to kryžiaus buvo klausimų, ar ten galėsiu nueiti, kaip ir sakė, kad reiktų leidimų, bet sako, kaip ir galėsi keliauti, būdamas vietoj dar pasiskambink, dar pasiklaus, pasakyk, kad atvykai ir taip toliau. Tai jau keliaudamas nuo Zervynų miškais artėjau prie
Dubičių kaimo ir kaip dabar prisimenu, ėjau miško keliuku, pravažiavo vieną mašiną, tada iš paskui juos, per atstumą važiavo greitai pasieniečiai, jie prie manęs sustojo, sako, ką tu čia veiki, kur eini, nes aš kaip visą laiką su kamufliažiniam kelniam ir kerzais. Sakau, tai keliauju Dubičius ir taip toliau, sako, ar turi dokumentą, turi leidimą čia vaikščioti. Dokumentą turiu ir parodžiau, bet sakau, leidimo neturiu, bet sakau, man sakė, buvau klausęs pasieniečių, kad ar galėsiu keliauti, sakė, kad galėsiu. Jis sako, gali eit, bet sako, tu man žiūrėk, ar matei, sako, pralekiančią mašiną. Sakau, taip, nuvažiavo kažkokie. Ir jie nuvažiavo, tai panašu, kad gaudė kontrabandinį. Tai atėjau Dubičius, ten nuėjau kito kryžiaus, ten vėl pasieniečiai, vėl klausimėliai, leidimai man leido viską, tada grįžau Dubičius. Mano toks nedidelis planelis buvo gal bandyti pernakvoti autobusų stotelį, bet kadangi stotelė yra kaimo vidury, galvoju, kaip aš ten atrodysiu, visi matys, gal geriau taip nereikia. Tai kadangi ir tam kaimelį yra bažnyčia, tai aš atėjau prie tos bažnyčios į šventorių, sakykime, o tas šventorius ten, yra takelį iškloti plytelėm, bet ir nemažai plotų yra žolė aplink bažnyčią auga. Tai bažnyčia maždaug, jeigu pasakyti, kryžiaus formos tokia, tai aš už bažnyčios, bažnyčios galiniai daly, sakykime, ne prieki bažnyčios, kur matosi nuo gatvės, o už bažnyčios, prie bažnyčių sienų ir įsikūriau, pasitiesiu kilimėlį, miegmaišį. Buvo jau apie 8 vakaro, nors dar vasarą šviesu, bet jau buvau pavargęs, galvojau, bandysiu pasnausti. Lindau miegmaišį, miegu, tik tai girdžiu balsas už kiek laiko. Žadina mane iš sapnų, kas čia dabar? Toks moteriškas balsas man sako. Aš iškišu galvą iš miegmaišį, žiūriu, ar 3 moteriškės stovi. Aš sakau, oi, nepykit, tai sakau, gal aš galiu čia pamiegoti, sakau, pavargau keliaudama. Tai sako, gulėk, sako. Įdagu, sako, turbūt dar po joninių neatsigavęs, nes buvo kelias dienos po joninių. Jos nelabai suprato, kas čia veikia, o jos ėjo per tą bažnyčią šventorį už bažnyčios esančias kapines ir mane pamatė. Dar jos sako, galvau, kas čia per škurlių įmėtos, nes aš kaip į vidų įlindęs miegmaišį, tai pasirodė. Tai sako, gulėk, nieko tokia. Ir jos nuėjo, o daugiau taip ir nepavyko man užsnausti, užmigti, nes dar buvo sąlyginai šviesa ir uodai pradėjo pulti, kad ir kaip buvau įlindęs į tą miegmaišį, bet tas zyzimas, tos uodų atakos, tai prasikankinau iki 2:30 nakties gal, galvoju, vis tiek aš čia nepamiegosiu, gal geriau judėsiu ir eisiu toliau, kur man reikia. Tai susidėjau daiktus, dar girdėjau, kad tam kaime kažkas baliavoja naktį, matėsi šviesos namuose, galvoju, jeigu eisiu pro vartelius, tai jie tikrai girgždės, gal netyčia išgirs, dar man problemų bus. Tai perlipau per tvorą tyliai atsargiai ir išėjau iš to kaimo ir buvo ramu. Ir dar į tą pasakojimą, dar paskutinis nuotykis buvo tame, kad jau išėjęs iš Dubičių kaimo, sekantis kaimas buvo po Ąžuolės berods kaimas. Ir jau tą kaimą turėjau praeiti, dar paeiti, ten tokiu pagrindiniu keliu jau. Dar turėjau to keliuku paeiti ir sukti į mišką ir miško keliukais link Varėnos būčiau nuėjęs. Bet dar prieš tą kaimą, tas buvo naktis, apie 1 valandą pravažiavo pro manęs pasieniečių džipas, bet mačiau, kad jie skubėjo, net nesustojo, nuvažiavo, taip supratau, pasienį gaudė kontrabandininkus. O jau tik praėjau tą Ąžuolės kaimą, gal liko 0,5 kilometro man pasukti mišką, girdžiu mašiną man už nugaros važiuoja iš lėto ir stoja. Tai supratau, kad bus policija greičiausiai. Taip ir buvo. Sustojo pasieniečiai ir klausė. Vienas buvo pasienietis žmogus ir mašinai dar šuo buvo, mačiau vilkšunį. Sako, labas vakaras, kur čia keliaujat, ką čia veikiam, aš kaip visą laiką nieko neprisidirbęs, dokumentą parodau, sakau, čia keliauju Varėną, čia vaikščiu ir taip toliau. Viskas buvo tvarkoj, mane patikino, geros kelionės ir viso gero išsiskirsim. O taip jau
švintant prašvitusai ir atėjau į Varėną, va tokie nuotykiai Dzūkų krašte.